Na va, truputėlis video iš mano kabineto. Va, biški trumpą turą padarysiu. Tai mano kabinetukas, iš kurio dirbu. Mažas, bet jaukus, manau. Tai va čia praleidžiu ilgą laiką per dienas, būdama čionais. Na dabar va sėdžiu pasibaigusi darbus ir galvoju, kaip fainai turėti va tokias klientės, kur jau eilę metų bendrauji, draugauji. Ačiū už dovanas jums labai. Sėdžiu va su skruzdėlynu, kurį tuoj paragausiu, einu kavos pasidaryti. Tai ačiū jums labai. Dabar dar galvojau, ką čia turėsiu pafilmuoti, nieko čia gal neįdomu, nieko neturėsiu ką filmuoti. Per kelias dienas reikės sudėti tuos vieną vlogą, kad padaryt. Bet dabar, kai pradėjau filmuoti, užsikabinau ir blembačka visai fainai. Jaučiu, kad nereikės tų 3 dienų, kad vieną vlogą padaryti. Visai, kad ir patiko man ir jau biškai prasilaužiau, jau ir drąsiau prieš kalbėti savo vienai sėdint prieš telefoną. Manau, kad labai man čia visai patiks. Taip, kad iki sekančių video. Greičiausiai manęs nežinot, aš čia nauja. Mano pirmas vlogas čia tik tais bus. Tai vėl, labai daug neprisistatinėsiu, vis tiek per visus video pamatysite, kuo aš užsiemu, ką aš veikiu. Gal tik tais labai trumpai, mano vardas Evelina, man 38 metai, gyvenu Anglijoje, Peterborough mieste, jau nuo 2005 metų. Tai kiek čia gaunasi? 21-22 metai, kiek čia gaunasi? Žodžiu, daug metų gyvenu Anglijoje. Tai kas toliau? Turiu sūnų, 4 metukų. Ką dar paminėti? Turiu vyrą. Vyras yra nelietuvis, vyras mano yra iranietis, kuris irgi daug metų gyvena jau Anglijoje. Nežinau, kaip čia save dar pristatyti. Turbūt sakau, pamatysit mano visų video eigoj, kuo užsiemu. Šiaip aš užsiemu ilgalaikiu makiažu jau nuo 15 metų, man atrodo, nuo 2015 metų ar 14 metų gale kažkaip pradėjau įsimokinau. Tai darau blakstienų ir laminavimą, antakius tvarkau su hena. Bet visas pagrindas mano yra permanentinis makiažas. Ir tiek. Ką dar čia apie save pasakyti? Dar esame pasiėmę irgi visiškai nauji mes čia esame toj srity. Esam pasiėmę allotment. Anglijoje allotment, jisai vadinasi, lietuviškai net nežinau, žemė, tarkim, nuomojamės žemę iš konsulo, kur gali auginti savo daržovės, vaisius, ką tu ten tik nori. Tai 3 metai jau mes tą žemę esam pasiėmę, tai biškai ir ūkininkauju. Kas toliau? Prisiminus pasakysiu, natūraliai turbūt man pačiai išeis labiau negu čia sėdėti ir prisistatinėti. Tai dabar sėdžiu su didžiausiu skruzdėlynu. Pasidariau kavos, yra pietų 1:30 pas mumis. Pasidariau kavos ir gavau dovanų iš klientės savo skruzdėlyną.
Tai jai didelis ačiū. Tikrai paragausiu dabar aš jį prie savo kavytės. Na ir tiek. Nusprendžiau daryti savo, nežinau, tos vlogus, tiesiog paįvairinti savo kasdienybę. Nors jau mano kaip vyras sako, dar tavo mažai veiklų. Skundžiuosi, kad savaitę dienų man neužtenka, bet vis dar kažką sugalvoju, prisigalvoju. Na, bet turbūt mane veža, tai aš turiu būti užimta. Taip pat ir sporto salę dar karts nuo karto nueinu. Gal labiau nuo rudens jau pradėsiu, vėl grįšiu į sportą labiau. Per vasarą aš aptingstu ir tingiu ir savęs neverčiu ir neinu. Tiesiog klausau savo kūno, kaip noriu, taip darau, kada noriu einu, kada noriu neinu. Tai va taip ir gyvenam. Kas toliau? Labai sunku kalbėti kamerą, nemoku, pirmi video mano, tai sakau, visko išmoksiu turbūt, viskas nauja. Paskui bus tik tais labai įdomu turbūt pasižiūrėti, kaip čia tie mano pirmieji video. Ar kažkas žiūrės, ar kažkam bus įdomu. Kad ir vienas žmogus, sakau, pasižiūrėtų mano tos vlogus, tai gal kažkam, nežinau, įkvėpsiu kažkuom. Kažką norėjau pasakyti, pamečiau mintį. Galvojau, aišku, bus tų žmonių, kurie sakys, kam čia nesąmonė, prisigalvoju, ką čia filmuoji. Neturiu ką veikti visai, ten, žinai, durna ar dar kažką. Bet darau kaip noriu. Jeigu man susišvietė, kad aš noriu filmuoti, daryti vlogus, tai reiškia, aš ir darysiu. Tikrai nieko neklausysiu, niekada nieko ir neklausiau ir nesvarbu man kitos nuomonės. Jeigu būčiau klausiusi, tai dar būčiau dirbusi turbūt savo senuosiuose darbuose ir nebūčiau tikrai pradėjus nei ilgalaikio makiažo mokslo, nei nieko, nes aplinkiniai tik tais gali tave, kam tau čia reikia, neapsimoka, kad čia pinigus mėtai, žodžiu. Tai taip ir su vlogais. Kas sakys, kad čia nesąmonės darai, kam tau čia reikia, kam čia tau to viešumo, dar kažką viešinti savo gyvenimą, tai ne jų gyvenimus viešinsiu savo. Tai va tiek, tokios įžvalgos. Valgau labai skanų skruzdėlyną ir varysiu, nežinau, pasiėmiau kompą, pabandysiu sumontuoti jums pirmosius video. Neįsivaizduoju, kokio ilgio turi ją būti, kaip kas, bet išmoksim, viskas išmokstama. Tai va, iki kitų kartų. Norėjau dar labai jūsų paprašyti, jeigu patiko ir susižiūrėjo jums šitas vlogas, paspauskite like, subscribinkit mano kanalą, kad mane motyvuotų daryti daugiau, tai būsiu jums labai dėkinga. Tai ką, važiuojame su manimi, važiuoju, kaip saulė šviečia, važiuoju pasimti vaiko uniformos iš mokyklos, užsisakiau, tai žiūrėsim, ar bus paruošta ar ne. Ir sugalvojau pasimti jūs su savimi. Važiuosiu su mamos mašina. Pasiskolinau, kadangi mano mašina yra garaže tvarkoma. Buvo netyčia sudaužyta. Mano netyčia taip jau gavosi. Tai pasiskolinau iš mamos mašiną. Važiuojam kartu. Labai keista vairuoti elektrinę mašiną. Kaip tu negirdi, ar jinai užkurta ar neužkurta. Tai jo, bet kažkaip važiuojam.
Tiesiog labai keista. Einu uniformos vaiko. Tikiuosi bus paruošta, nes vieną nupirkau ir buvo jam per didelė, tai einu antrą paimsiu. Bet blembačkai jaučiu, mokykla uždaryta, per vėlai atvariau. Pažiūrėk. Parvariau namo greitai dar, nes pamačiau, kad Vinted nupirko mano vieną kostiumėlį tenais. Tai grįžau supakuot. Na va, siunta supakuota, belenkai, bet koks skirtumas. Varau greitai išsiųsti ir važiuosiu pasiimti vaiko iš darželio. Tai kaip ir viskas. Šiandien pas mumis ryte buvo pakankamai šalta, bet dabar žiūriu, kad 26. Tai va, užkūriau mašiną, karočią nieko nesigirdi. Tai man po maniškės tai labai keista. Aš sakau, garso tai nulis, jokio nėra, nesupras ar čia užkurta ar ne. Aš savo mamą vieną kartą sakau, tai tu kursi mašiną ar ne, kodėl tu, ko tu lauki? Mama sako, tai jinai jau užkurta. Tai pasijokėm ir tiek. Gerai, mažiau šnekų, važiuoju, nes jau maniškis laukia. Jis jau apie 5 valandą manęs laukia. Va, mano mažas pilietis paimtas iš darželio. Kevinai, kaip sekėsi? Nieko. Kaip tau sekėsi darželį, gerai? O kaip gauna planšetę į rankas, tai po darželio tai vaiko nėra. Būna ir labai pavargęs, nenori nei bendrauti, paskui vakare pradeda jau pasakot istorijas prieš miegą dažniausiai. Na gerai, važiuojam namo. Po darželio, jeigu 5 valandą išvažiuojam, tai visą laiką trafike sėdim. Kas žino, Bretono žiedą čia, tai ištisai trafikas. Būna, bet nieko. Kažkaip. Na ką, mano vakaras eina į pabaigą, ruošiamės miegot, vyras migdo vaiką. Na ką, norėjau atsisveikinti su jumis, ačiū, kad pražiūrėjote, jeigu iki čia